Nors rugsėjais primena apie artėjančią darbų sezono pabaigą, tačiau šis mėnuo prilygsta pirmųjų pavasario darbų įkarščiui. Baigiama javapjūtė, skubama paruošti žemę rudens sėjai. Žieminių sėja toks pat atsakingas darbas, kaip ir vasarojaus. Reikia gerai išdirbti žemę, tiksliai pasėti. Šiuose darbuose svarbu vaidmenį vaidina žemės dirbimo technologija ir padargai, sėjos mašinos. Vieni ūkininkai neįsivaizduoja žemės dirbimo be plūgo, kiti pirmenybę teikia bearimiai technologijai. Ką rinktis? Kėdainių rajone Kunionių kaime Nabagėlio žemės ūkio bendrovėje rugsėjo 3 dieną jau antrą kartą vyks žemdirbio ruduo, renginys suteikiantis galimybę ūkininkams patiems palyginti ir įvertinti skirtingų žemės dirbimo technologijų ir padargų darbo kokybę, našumą, ekonomiškumą. Technikos galimybės komentuos mokslininkai inžinieriai. Ūkininkai galės akivaizdžiai įsitikinti vienos ar kitos žemės dirbimo technologijos pranašumais ar trūkumais, pasidalinti asmeninę patirtimi. Teisingai pasirinkta žemės dirbimo technologija yra lemiamas veiksnys žemdirbystėje. Nuo jos priklauso pasėlio tolygumas, augalo vystymasis ir didžiąja dalimi būsimasis derlius.